Sveiki visi, 17 diena rugsėjo ir trumpai pasižiūrėkime, kaip kainos pasikeitė per praėjusią savaitę. Market capas, kaip matome, šiuo metu yra 201 milijardas. Prieš savaitę buvo 195 milijardai, tai beveik nepakito. Bitcoino dominavimas, jeigu neklystu, taipogi beveik nepasikeitė. Prieš savaitę buvo 55, beveik 56 procentai, šiuo metu yra 55,4. 0,5% bitkoinas prarado savo dominavimą. Pats bitkoinas, pati bitkoino kaina per 7 dienas šiuo metu kainuoja beveik 6500, prieš savaitę kainavo 6300. Taigi šiek tiek labai neženkliai pakilo bitkoinas per savaitę ir trumpai pasižiūrėkime, kasgi daugiausiai pakilo per praėjusią savaitę. Taigi Ethereum 11 procentų, Tezos 30 procentų, Nano ir BitShares po 15-18, Maker 21, 165 procentai netgi iš Auroros. Nežinau, kas tai įtakoja šio koino tokį pakilimą 2,5 kartų. 42 procentai Moak, Arc, Decentraland, Bancor 16-17 procentų. Tai tiek būtų apie kainas ir reikime prie šiokių tokių naujienų. Taigi pirmoji iš jų būtų Joseph Lubin, taigi vienas iš Ethereum įkūrėjų. Jisai, kaip sako, jisai nesutinka su Vitaliku Buterinu. Ką Vitalikas buvo pasakęs, kad kaip ir kriptovaliutų marketo augimas nebegali būti toksai, kaip buvo, tūkstančiais kartų ir taip toliau. Bet šis žmogus su tuo nesutinka ir kuo jisai tai pagrindžia, kad ši technologija, blockchaino technologija, paveiks ekonomiką, socialinius reikalus ir politinę sistemą. Ir jisai pabrėžia, kad mes dar tik tai pradedam. Labai daugam užkliuvo būtent tas Vitaliko pasisakymas prieš savaitę ar porą. Ir matome, buvo netgi apsižodžiavimas, jei galima tai pasakyti, su Justin Sun. Bet vėlgi, iš viso to, ką pasakė Vitalikas, visa media tiesiog paėmė kelis žodžius ir parašė tokias antraštes, kad Vitalikas nemato kriptovaliutų augimo ir taip toliau ir panašiai. Bet jisai visai ne tai norėjo pasakyti. Jisai norėjo pasakyti taip, kad būkim realistai ir dauguma žmonių jau dabar žino ar girdėjo apie kriptovaliutas. Taigi negali būti tokio augimo, koks jis buvo, tiesiog iš hypo. Turi būti kriptovaliutos kuo daugiau naudojamos, kuo daugiau pritaikomos kažkam tai, o ne tiesiog kaina kilti dėl to, kad sulaukia kriptovaliutos daugiau dėmesio. Aš manau, sutikčiau su Vitaliku ir manau, kad kriptovaliutų kainos turėtų kilti tolygiai su infrastruktūra kriptovaliutų viso blockchaino. Ir Vitalikas ką dar pasako, kad visi pasaulio turtai neatsidurs kriptovaliutose, bet Justin Sun tam prieštarauja ir jisai sako, kad taip, visi pasaulio turtai atsidurs kriptovaliutose ir taip toliau ir panašiai, ir kad kriptovaliutų market capas pakils iki 10 trilijonų dolerių greičiau negu Apple ir Amazon. Na galbūt tai ir bus tiesa, nes kriptovaliutų projektų kuriasi į dieną dešimtimis ir šimtais. Ir manau, teisybę parašė Binance įkūrėjas, kad Vitalikas yra kaip ir auka šitoje situacijoje, nes vienas sakinys, tiksliau keli žodžiai paimti iš vieno sakinio ir jie taip parašyti, lyg Vitalikas yra kaip ir prieš kriptovaliutas, kaip ir netiki jų augimų ir taip toliau, bet tai jau atsitinka visą laiką, media tiesiog to ir laukia, tokių būtent antraščių jas sukuria ir visada tai buvo ir tai bus, kad pritrauktų daugiau dėmesio. Toliau būtų tie patys ICO, taigi per pastarąsias 10 dienų šis straipsnis buvo parašytas prieš 3 dienas, taigi nuo 1 rugsėjo iki 11 rugsėjo buvo parduota iš ICO projektų 160 000 Ethereum, kas tikrai yra labai daug. Kaip matome, per 30 dienų, per pastarąsias 30 dienų buvo parduota 283 000 Ethereum, kurių vertė siekia apie $60 milijonų. Ir štai šie Ethereumai buvo parduoti būtent iš projektų, kurie susirinko savo Ethereumą iš savo ICO. Ir dar vienas įdomus dalykas pagal Cointelegraph, kad būtent praėjęs mėnesis, tai yra rugpjūčio mėnesis, buvo pats kaip ir blogiausias ICO, nes buvo surinkta mažiausiai pinigų, tai yra 326 milijonai per visą mėnesį naujiems startupams, naujiems ICO. Ir tai buvo mažiausiai surinkta suma per mėnesį nuo praeitų metų gegužės. Na, kaip minėjau, kad labai daug projektų atidėlioja
savo ICO, nes nenori paleisti savo ICO, kai yra tokios kaip ir mažos kainos, kaip ir bear market. Na ir prie to pačio štai tokį tinklapį radau, kuriame surašyti balansai, koks projektas turėjo Ethereum, kiek pakėlė per savo ICO, kiek turėjo balandžio mėnesį, rugpjūčio mėnesį ir rugsėjo mėnesį. Taigi, tarkim, toksai projektas kaip DigixDAO dar ir dabar turi Ethereum, kurio vertė siekia 75, beveik 76 milijonus. Na, manau, tai tikrai yra daugiau nei pakankamai jų projektų įgyvendinimui. Ir kaip matome, per mėnesį jie patys prasidavė apie 70 tūkstančių Ethereum. Golemas taipogi pakėlęs buvo 820 tūkstančių Ethereum ir šiuo metu tebe turi 369 tūkstančius, kurio vertė taipogi 70 milijonų dolerių. Ką vertėtų paminėti, tai tikriausiai EOS, kurie turėjo surinkę Ethereum 651 tūkstantį ir balandžio mėnesį dar vis turėjo 631 tūkstantį. Ir kaip matome, tarp balandžio ir rugpjūčio išsipardavė visą šį kiekį Ethereum. Taigi, manau, tikrai tai paveikė kainą labai smarkiai. Štai šis išsipardavimas iki rugpjūčio mėnesio daugiau nei 500 milijonų Ethereum, kurio vertė siektų šiuo metu apie 140 milijonų. Taigi toks tinklapis čia tikrai nėra visų buvusių ICO, bet šiokį tokį bendrą vaizdą galima susidaryti. Toliau būtų, taigi Jungtinių Amerikos valstijų, Ilinojaus ir Arizonos institucijos susikontaktavo su Indijos kriminalinių tyrimų departamentu ir paprašė, kad užšaldytų turtą bei sąskaitas kelių žmonių, kurie prisidėjo prie BitConnect. Ir kaip žinome, praėjus mėnesį buvo suimtas pagrindinis BitConnecto kaip ir įkūrėjas, ir kuris atrodo štai taip, buvo suimtas Delio oro uoste. Ir dar ką reikėtų, manau, paminėti, kad kaip matome, per savo piką BitConnectas buvo pakilęs iki $463 ir po mėnesio po tokios kainos jisai kainavo jau tik tai $6. Ir prieš savaitę, lygiai prieš savaitę, BitConnectas buvo išimtas iš paskutinės keityklos, taigi Trade Satoshi. Ir šiuo metu negalima įsigyti niekur BitConnecto. Prieš Trade Satoshi išimant BitConnecto jo vertė buvo 68 centai. Taigi nuo šiol BitConnecto negalima įsigyti jokioje keitykloje. Manau, tai yra gerai, kuo greičiau visi pamirš šitą koiną, šitą buvusią nesąmonę, tuo geriau. Toliau būtų Google Play. Taigi Google Play, manau, per klaidą išėmė 3 vienas didžiausių kriptovaliutų piniginės iš savo Google Play parduotuvės. Tai tikrai sulaukė daug dėmesio, kas atsitiko, kodėl buvo išimtos šios piniginės, nes Google paskelbė, kad išims tik tai visas aplikacijas, per kurias galima maininti kriptovaliutą, o per šias piniginės to daryti tikrai negalima. Dabar užėjęs į jų Google Play, viskas atsistatė į savo vietas ir tos piniginės jau yra vietoje ir galima jas įsigyti iš Google Play. Toliau būtų Binance. Taigi Binance, pati didžiausia kriptovaliutų keitikla, prieš 2 dienas paskelbė, kad jie labai greitų metų pradės uždarą beta testavimą kripto fiat keityklai Singapūre ir tas testavimas prasidės jau rytoj. Taigi galbūt greitų metų sulauksime gerų naujienų, kad galėsime pirkti per Binance kriptovaliutas atsiskaitant doleriais, svarais ar eurais. Toliau būtų kita naujiena iš Tezos, taigi vėlgi prieš 3 dienas paskelbė Tezos, kad jie paleis greitų metų savo mainnetą ir tai turėtų atsitikti jau šiandien. Ir kaip matome to pasekoje, kai jie paskelbė šį postą, Tezos iš karto kaina šoktelio nuo $30 iki $70 ir volume pakilo 3-4 kartus. Bet esmė tame, kad dažniausiai kas atsitinka, tai paskelbė apie mainneto paleidimą, kada jis įvyks, kaina šokteli, bet kai būna paleistas pats mainnetas, kaina krenta, nes visi puola išsipardavinėti. Nesakau, kad ir dabar taip nutiks, bet tikrai labai daug yra pavyzdžių, kai taip nutiko su to pačiu Icon, su to pačiu Lisk ir taip toliau ir panašiai. Ir toliau kita naujiena būtų tokia, kad kaip ir išrinko miestus kelis, kurių centruose daugiausiai yra parduotuvių ar kažkokių tai pramogų ar paslaugų, už kurias galima atsiskaityti kriptovaliutomis. Taigi paminėti tokie miestai kaip
Praha, Čekijos Respublikoje, Prahos miesto centre yra net 152 vietos, kurios priima atsiskaitimus bitkoinais. Taigi bitkoiną galima naudoti netgi išsinuomojant apartamentus, atsiskaitant už maistą ar gėrimus įvairiose baruose ir restoranuose, ar netgi einant į kino teatrą. Toliau Liubliana, Slovėnijoje, taigi šis miestas pateko tarp šių visų top 5 berods vien dėl to, kad turi savo Bitcoin City prekybos centrą. Jisai dar nėra pilnai paleistas, jeigu gerai suprantu, bet greitų metų tai turėtų atsitikti, kai bus viskas atitinkamai protestuota. Toliau būtų Karibai, 60 vietų, kur galima atsiskaityti bitkoinų, Amsterdamas 41 vieta, Tokijoje, Japonijoje, na, aš tikėjausi galbūt netgi didesnio skaičiaus, bet, kaip minėjau, čia tikriausiai paimtos vietos iš grinai miesto centro. Berlynas, Vokietija 50, daugiau nei 50 vietų. Ir kas įdomiausia, kad nuo 2016 metų Europos technologijos mokykloje, kuri yra įsikūrusi Berlyne, priima apmokėjimus bitkoinais. Taigi jau 2 metus štai ši mokykla priima atsiskaitimus kriptovaliuta. Toliau būtų Šveicarija, ZUK, 6 vietos, tikrai nustebau, kad tiek mažai, Malta apie 10 vietų, San Franciskas 120 vietų galima atsiskaityti kriptovaliutomis ir antroje vietoje būtų Buenos Aires, Argentina, taigi apie 140 vietų, kur galima atsiskaityti bitkoinais. Ir kas įdomiausia, kad būtent Buenos Airese atsiskaitimus bitkoinais priima fotografai, profesoriai, dizaineriai, psichologai ir taip toliau už savo paslaugas. Toliau būtų viena iš top 20 kriptovaliutų keityklų pakeičia Tether į Trust Token TrueUSD. Na, kaip čia sako, kad šios keityklos įkūrėjai jau senai ieškojo, kuo pakeisti Tetherį, kaip atsikratyti Tetherio. Kaip jinai pati sako, kad jinai asmeniškai netiki Tetheriu, galbūt galvoja, kad tai yra tikrai skemas, galbūt netiki, kad Tetherį įkūrėjai turi savo rezervuose tiek pat Amerikos dolerių, bet esmė ta, kad jie tiesiog nusprendė pakeisti Tetherį TrueUSD ir šios keityklos volume yra 131 milijonas per 24 valandas. Ir kaip jinai sako, kad jinai pati domėjosi Trust Tokenu, jo komanda susikontaktavo su komandos nariais ir nusprendė, kad tai bus geriau išimti Tetherį ir pakeisti juo TrueUSD tokenu. Toliau būtų Ethereumas, paskutinė naujiena, taigi Ethereumas planuoja paleisti savo Konstantinopolio testavimo versiją jau spalio mėnesį. Ši versija turėtų pagreitinti pervedimų kiekį per sekundę bei sumažinti pervedimų kainas. Ir tai būtų kaip ir paskutinis protokolo atnaujinimas, kuris padėtų lengvam perėjimui iš Proof of Work į Proof of Stake. Taigi labai įdomu, kadagi Ethereumas pereis prie Proof of Stake ir kada pradės šardinimą ir taip toliau. Taigi seksime naujienas. Tai manau tiek būtų šiai savaitiniai apžvalgai. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.